Apžiūrėjusiųjų kostiumų dizaino katedros studentų darbus, Titaniko pirmojo aukšto ekspozicijų salėje laukia gaminių dizaino studentų baigiamųjų bakalauro ir magistro darbų paroda. Ji bus įdomi technikos ir dizaino mėgėjams, bei žinoma tiems, kurie planuoja ateitį sieti su šia profesija. Parodoje pristatomi paskutiniųjų keletus metų studentų, gaminių dizaino studentų projektai. Tai projektai labai įvairūs, nuo baldų iki elektronikos prietaisų ir transporto priemonių. Tai visus, kas domina gaminių dizainas, lietuviškas gaminių dizainas. Globalizacijos kontekste, aišku, labai sunku dabar išskirti kažkokius tai ypatingus bruožus, bet tai vis tiek, manau, kad mums yra gal artimesnis yra Šiaurės Europos mentalitetas, tai šiek tiek mes taip lyg ir Skandinavijos pusė, bet manau, kad pakankamai turime ir savitumo. Parodų dizaineriai ir nauja karta atidarymas jau nuo šiandien Vilniuje Titanike. Paroda veiks iki gegužės 23 dienos.